Sveiki, šiandien noriu pašnekėti apie tokį labai svarbų, bet dažnai nuvertinamą dalyką žvejyboje, tai yra rytas stabdis. Rytas stabdis gali padėti jums išvengti valo trūkimų, kablių išlinkimų, meškerių galiukų lūžimo ir svarbiausia, tai gali padėti išvengti jums trofėjaus praradimo. Taigi šiandien parodysiu jums, kaip greitai, paprastai ir teisingai susireguliuoti rytas stabdį. Taigi kam apskritai reikalingas rytas stabdis? Rytas stabdis reikalingas tuomet, kai užkimba jums didesnė žuvis. Ir kad jinai nenuplėštų jums valo, nesulaužytų meškerės, ar tiesiog, kad kabliukas iš jos burnos lengvai neišplyštų, tam reikalingas rytas stabdis. Taip pat rytas stabdis jums padės, jeigu žvejodami jūs užkabinsite už kokio stipraus kliuvinio, ypač velkiaudami. Taip galite irgi nuplėšti valą, sulankstyti kablius ar palikti savo voblerį mėgiamiausią po vandenį. Taigi prieikime prie paties rytas stabdžio sureguliavimo. Kaip aš siūlau tai daryti, tai pradžiai užveržti rytas stabdį. Užveržimas vyksta sukant pagal laikrodžio rodyklę. Užveršit praktiškai iki galo ir tada turėtų valas beveik nesitraukti. O kai truputį atlaisvinsit atgal atsukę, valas pradės trauktis. Ir teisingai sureguliuotas stabdis turėtų trauktis, bet sunkiai. Maždaug kaip čia. Jeigu bus atpalaiduota per daug, tada trauksis per lengvai. Jeigu priveršite per daug, tada beveik nesitrauks. Tai sunku paaiškinti tą jėgą, bet aš pakankamai stipriai traukiu ir turėtų truputį trauktis. Tai, kad kitaip kažkaip tai apibūdinti tą jėgą, kokia turi būti užveržta ta rytė, tai yra tokia teorija. Sakoma, kad stabdis turėtų būti užveržtas 30% jūsų valo stiprumo jėgos. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų valas yra skirtas atlaikyti 10 kg apkrovą, tai stabdis turėtų pradėti veikti, traukiant 3 kg maždaug jėga. Tai galima kažką ant valo prisirišti, 3 kg ten svorį kažkokį. Ir tada jau jisai turėtų po truputį stabdį tą prasukinėti. Tai taip galim pasitikrinti tą vieną kartą, pavargti, pasidaryti ir pažiūrėti, kokia jėga tai iš tikrųjų maždaug reikėtų traukti ir trauktis tas valas. Reikia turėti mintyje, kad kuo pigesnė rytė, tuo tas stabdis gali prašiau veikti. Sakykime, pagrindiniai dalykai, ką aš pastebėjau, tai būna pas pigesnės rytės tas žingsnis toksai didesnis, sakykime, vos pasukį ir labai stipriai kažkas pasikeičia. Tai šitą rytę, pavyzdžiui, pas mane irgi yra iš pigiųjų, tikrai labai nebrangi, bet nežinau, neblogai atrodo man veikia, ypač kai biškutį jau labiau esi įgudęs, tai nėra didelės problemos. Kas dar gali atsitikti su pigesnėm rytėm, jos gali po kažkiek laiko tiesiog pradėti prasčiau veikti, apskritai stabdis gali nustoti veikti, todėl gerai yra prieš kiekvieną žvejybą pasitikrinti, nusireguliuoti tą stabdį. Šiaip tai aš linkęs ir pačios žvejybos metu reguliuoti stabdį, sakykime, jeigu žvejoja švarioj vietoj, gaudai nedidelės žuvis, tai tas stabdis gali būti stipriau užveržtas, nes tau nei žuvis tavo stipriai valą temps, nei už kliuvinio tu kokio užkliusi. O jeigu yra kliuvinių ar žuvis gali būti didesnės, tada stabdį galima šiek tiek atsipalaiduoti. O jau užkibus didesniai žuviai galima iškart po kibimo irgi atpalaiduoti tą stabdį, bet vėlgi reikia truputį įpratimo, kadangi kai būna greitai reikia kažką padaryti, tu nesusigaudai, kurią pusę sukti. Pas mane kažkaip jau yra tas instinktas, į kurią pusę sukant, kas vyksta, bet pradžioje, tai aišku, tu nesusigaudai, kol galvoji, ką čia atsukti, lydeka gali kažkur į kliuvinius nuplaukti ir nebeištrauksi jos. Beje, plaukiant lydekai netgi dideliai, tu atsipalaiduoji stabdį, kai užkybo lydeka didesnė, bet jei matai, kad jinai eina į nendrės ar žinai, kad ten yra koks nors paglys, reikia vis tiek užveržinėti stabdį ir jau bandyti su meškerė kažkiek tai amortizuoti, bet traukti ir neleisti jai įlysti į tokį kliuvinį, iš kurio jūs nebeištrauksite. Na ir žvejojant starkius aš prisiveržiu stabdį stipriau, kadangi pas starkį yra
žandikaulis tvirtesnis, kietesnis, reikia gerai prakirsti jam tą žandikaulį. Jeigu bus jūsų stabdis taip kaip lydekam švelniau sureguliuotas, tai jūs gal pakirsit biškį, pajausit žuvį ir jinai atsikabins. Ir dar dažnai aš naudoju labiau atpalaiduotą stabdį velkiaujant. Kai aš velkiauju prie pat žulių arba prie pat matau, kad medžių yra pakritusi, tada biškį labiau atsipalaiduoju, kad būtų laiko tą meškerę pačiupti, atpalaiduoti ir nesuplėšyti valo ar nutraukti voblerį. Taigi, kad išvengtumėte klaidų, mano pasiūlymas būtų reguliuoti stabdį prieš kiekvieną žvejybą. Supratau, kad kai esi pradedantysis žvejys, tau norisi nusireguliuoti vieną kartą viską ir palikti ir nežaisti kiekvieną kartą, nes tai pradžiai yra sudėtinga. Bet vis tiek, anksčiau ir vėliau jūs kažkur tais žvejosite, kažką prisiveršite, kitą žvejybą pamiršite susitvarkyti. Arba kažkur transportavimo metu kažkas netyčia pasisuks, prarasite žuvį ir gailėsitės. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau, jeigu jūs žvejosite, jūs tą stabdį kiekvieną žvejybą reguliuosite dažniau. Taip, kad geriau iš karto išmokti, bandyti, reguliuoti ir tai bus naudinga. Ir kitas dalykas, bent jau aš esu kažkur skaitęs, kažkur girdėjęs, kad yra sveika palikti atpalaiduotą stabdį sandėliavimo metu, kai jūs nežvejojate. Tai tada ta spyruoklė matyti neįsitempus, nesusispaudus ir ilgiau tada stabdis jums tarnaus. Tai po kiekvienos žvejybos atpalaiduoju stabdį ir prieš kiekvieną žvejybą jį susireguliuoju. Taigi, apibendrinant šitą temą, teisingai sureguliuotas rytas stabdis saugos jūsų įrangą, saugos jūsų valą, meškerės ir padės jums ištraukti didelę žuvį. Tai toks mažas, bet svarbus dalykas, į kurį tikrai svarbu atkreipti dėmesį ir gerai šį dalyką įvaldyti. Jeigu video jums buvo naudingas, paspauskite būtinai like, būtinai prenumeruokite kanalą ir parašykite savo komentaruose, ar esate praradę žuvį ar savo mylimiausią voblerį dėl stabdžio susireguliavimo. O šiandien iš manęs tiek, iki kitų kartų.